Štai čia į perdirbimo įmonę pienas patenka po to, kai jis surenkamas iš ūkininkų. Tačiau iki parduotuvės lentynos jis dar turi pereiti keletą etapų. Tuomet didėja ir jo kaina. Dideliem prekybos tinklam mes atiduodam vieną kainą, nes jie nuperka didelį kiekį. Mažesniems prekybos tinklam atiduodam kitą kainą, nes jie nuperka mažesnį kiekį. Mažoms parduotuvėms, kadangi mums reikia nuvežti iki jų dar tą pieną pristatyti, kaina dar kitokia didesnė būna. Visgi perdirbėjai tikina, jog jokios paslapties jų kainoraštyje nėra. Mes iš tikrųjų suteikiam savo pirkėjams nuolaidas. Tai mūsų bazinio kainoraščio kainos yra lygiai tokios, kokios yra prekybos tinklų daugumoje lentynose, o nuolaidos yra labai svyruoja. Jos gali būti, taip aš labai grubiai, tai nuo 30 iki 20%. Dalius Trumpa įsitikinęs, neperdirbėjai visoje pieno gamybos grandinėje uždirba daugiausiai. Iš vis didžiausią dalį, jeigu paimti kainos, gauna žemdirbys. Nes jeigu dabar pieno pakelis kainuoja parduotuviai apie 2,20–2,30, ne pakelis, maišelis, tai žemdirbiai mes dabar mokam apie litą. Plius dar 2,30 šitoj kainoje yra PVM-as, 21%, tai antra pagal dydį dalis yra, man atrodo, gauna valstybė, o po to jau gaunasi transportas, pieno perdirbimas ir pardavėjai. Taigi pagal šiuos skaičiavimus nuo litro pieno kainos perdirbėjams lieka nuo 30 iki 13%.